O dabar išskirtinis interviu visuomenės veikėja, architektė, Kanados lietuvė Natalija Lečas. Ilgai derinome susitikimo detalės, bet pastangos nenuėjo veltui. Architektė papasakojo gero detektyvo vertą istoriją ir atsivežė dar niekam nerodytą archyvą. Labą dieną, aš esu Vaidas Petrulis. O, Vaidas Petrulis. Taip, labai malonu. Aš galiu paimti tos brėžinius, kad jums patogiau būtų. Taip, jeigu jūs galėtumėt. Ir šitas gan sunkus. Ir šitą paims. Puikiai. O, mes čia geros medžiagos turėsim. O jūs gal tos brėžinius turit skaitmeninę formą, nusiskenavę? Oi, ne. O reikėtų? Ne. Labai reikėtų. Aš nemanau, kad reikės. Tikrai reikia. Dėl to, kad tenai, žinot, tų brėžinių labai daug, tų schemų buvo daug. Netvežiau nei salės, nei nieko. Tai aš nežinau ką. Čia, reiškia, atvežiau tik tai, kas liečia tą koplyčią. Dėl to, kad koplyčia buvo planuota kaip laisvės paminklas. Taip, bet labai simboliškai. Šitą dalį, tai irgi jūsų vyras projektavo, kur mes dabar įėjome vidų, visą šitą dalį. Taip, ir tą salę. Gimęs Kaune ir architektūrą su pagyrimu Toronto universitete baigęs Vaclovas Lečas suprojektavo didžiąją dalį lietuviško Anapilio komplekso. Šiandien tai Kanados lietuvių muziejaus archyvas, bendruomenės salės, muziejaus pastatai, klebonija bei koplyčia, paminklas laisvei. Suprojektavo ir kankinių bažnyčią, bet projektas regis pasirodė per daug modernus ir buvo atmestas. Savo vizijas, kaip turėtų atrodyti bažnyčia, pateikė ir dailininkas Vytautas Jonynas bei architektas Alfredas Kulpa-Kulpavičius. Aš nežinau, ar jūs matėt Jonyno projektą dėl bažnyčios. Jonynas buvo parengęs šitai bažnyčiai projektą. Jo, tai buvo parengęs. Nemanom, nes šiaip yra Kulpavičiaus. Kulpavičiaus, jo. Čia Jonyno. Jonyno, tai o kelintais metais aš čia nematau kol kas dar greitai šitas projektas. Kelintais metais čia paruoštas tas projektas. Bet Jonynas neturėjo teisės Kanadoje dirbti. Tai tada Kulpavičius perėmė. Labai įdomu, kad Jonyno projektuota. Va, čia jau yra Lečio. Ir čia yra, aš įsivaizduoju, jau centras. Walter Lečas architektas, nors iš tikrųjų jisai Vaclovas Lečas. Vaclovas, jo. Čia kažkodėl Walteris užrašyta. O jis angliškai taip vadinosi. Čia bažnyčia. Ai, tai jisai parengė ir bažnyčią projektą. Tai va. Pirmiausiai parengė Vaclovas Lečas projektą. Taip. Tada jam kažkaip atmetė šitą. Atmetė, jo. Tada Kulpa-Kulpavičius. Tada Jonynas. Tada Jonynas įdėjo savo pataisimus. Ir, matai, Jonynas buvo iš New Yorko. Kanadoj neleido statyti nieko be architekto štampo. Tai visur taip. Ir dar klausimas, jisai labiausiai dailininkas buvo. Jis buvo dailininkas. Ne architektas. Tai dar klausimas, ar jisai licenciją turėjo. Taip. Tai tada Kulpavičius atsirado. Vaclovas jiems darė labai daug projektų tos bažnyčios. Čia panašu, kad kažkokie gyvenamieji. O čia yra. Čia buvo čia Zapiškio bažnyčios įtaka iš karto. Tikrai. Visiškai 100%. Labai įdomus projektas, nepaprastai. Žmonės atmetė keletą. Ir čia dar turėjo papildomas kleboniją. Čia yra tas centras, kuris egzistuoja dabar. Čia salė. Jo. Bažnyčios užsakovų sąlyga šventovė turi priminti Lietuvą. Apie lietuviškumą rašė Kanados architektas Algimantas Banelis. Citata. Užsakovai Lečio bažnyčios projekte nerado tinkamo lietuviškumo, net užuominos į vytautinę Zapiškio bažnyčią. Anot užsakovų, architektas Lečas esą nepajėgė įsigilinti į lietuviškumą. Todėl buvo pakviestas niujorkietis dailininkas Vytautas Jonynas. Šis pateikė projektą tokį, kokį jis mėgėjiškai sugebėjo. Architektui Lečiui teliko jį techniškai išpildyti. Su Leču nesusitarus ir niujorkiečiui Jonynui pradingus, buvo pakviestas architektas Kulpa. Lietuviškumo regis nebereikalauta. Citatos pabaiga.
Iš tiesų architekto Kulpos Kulpavičiaus postmodernistinės bažnyčios projektas lietuviškai ženklais nepasižymi. Ir klausykit, buvo žmonės, kurie prisidėjo, kurie buvo baisiai gabus. Buvo... Va čia jau būtume, mes kalbėjome apie tai, kad nėra to aiškiai išreikšto lietuviško kažkokio tai akcento. Tai jeigu būtų gyvenintas šitas projektas, tai vat, aiški sąsaja su Lietuvos architektūra, su Zapyškio bažnyčia ir jau ta pati forma neatsitiktinė vėlyvojo modernizmo, bet jau tokį ryšį turi. Dar vienos statybos Misisogoje. Lietuvos nepriklausomybės 50-mečio proga buvo sugalvota Napilio lietuviškose kapinėse pastatyti paminklą koplyčią Lietuvos laisvei. Architekto Vaclovo Lečo pasiūlytas projektas buvo unikalus ir ekspertų įvertintas. Buvo suplanuotas laisvės paminklas. Dabar jis turėjo turėti amfiteatrą, jis turėjo turėti, reiškia, tokius laiptus, kurie buvo Freedom Fighters įrašyta. Ir čia buvo tokie laiptai į viršų ir buvo degė ugnis, žinai. Freedom, žinai, Square vadinosi. Laisvės paminklas. Ir jis buvo pastatytas taip, kaip jis buvo suprojektuotas. Buvo vartai įdėti. Telesforo valiaus. Taip, labai įspūdingi iš tikrųjų. Ja, buvo padėti. Paskui buvo toksai jaunas inžinierius Romualdas, jisai rašo, Astrauskas, jis padėjo tokį laisvės paukštį čianai, kuris įsiplėšė per tokią metalinę uždangą. Ir buvo vitražas iš vidaus. Tarp kitko, stacijos labai gražios, aš prašiau kleboną, kad atidarytų, kad stacijos pamatytumėt. Vaclovo Lečo koplyčia Laisvės paminklas prestižinėme Kanados architektų konkurse buvo atrinktas tarp 100 vertingiausių pastatų, sukurtų 2 metų laikotarpyje ir buvo įtrauktas į Misisogos mieste saugomų objektų sąrašą. Atėjo vandalai, kažką tai sugadino su tais vartais. Tai paėmė, išėmė tos vartų žmonės. Tai tų vartų nebeliko jau? Ne, jie visi sustatyti ant stogo. Kaip įdomu. Bet ačiū Dievui, kad dar jie bent yra. Ir žmonės ten savo kryžius padarė ir padarė kryžių kalną. Svarbiausias momentas tai yra būtent ta A forma ir varinis stogas. Įėjimas ankštokas, sukelia nerimą, o po to pasidaro erdvu. Ir ten, kur mes dabar matom tokį uždangalą, tai buvo vitražas Laisvės paukštis. Ir čia šviesai įeidavo. Tai dar labai trūksta, iš tikrųjų trūksta. To labai trūksta. Rūpintojėlis pagamintas iš plastiko. Rūpintojėlis daug geresnis dalykas negu Laisvės paukštis. Laisvės paukštis, tai žinai, purpšta ir nebėra. Bendrai idėjos gaila. Keliaujame į Švento Jono lietuvių kapines Kanadoje, esame Misisogoje. Įdomu, kaip šiandien atrodo koplyčia paminklas Lietuvos laisvei, statytas prieš 55 metus. Architektas Vaclovas Lečas. Naujoji kapinių koplyčia buvo pravardžiuojama bunkeriu. Atsirado ir norinčių paminklą laisvei koreguoti. Nebeliko amžinosios ugnies, amfiteatro, laiptų, metalo vartai atsirado ant koplyčios stogo. O Laisvės paukštis ir vitražas kažkur dingo. Tai čia įvyko ta tokia klasikinė transformacija, kai kiekviena proga lietuviai vis stengiasi atnešti papildomų ženklų lietuvybės. Savo kryžių, savo dar kažką. Yeah. Mes matom viršui tokius metalo ažūro plokštės, metalo ažūro skydus, tai yra vartai. Vartai, kurie buvo apatinėje dalyje, kurioje dabar mes matom šitas baltas plokštės. Ir kas buvo labai svarbu, kad tie ažūro vartai davė tokį skaidrumo pojūtį. Tai yra
tu galėjai iš išorės matyti, kas yra viduje. Matome šitą betono rankomis apglėbtą kryžių. Pagal pirminį sumanimą tai buvo amžinosios ugnies vieta. Ir tas kryžius atsirado vėliau. O vieta, kurioje mes dabar stovime, visas šitas amfiteatras, kurį galime vos įžvelgti, iš tikrųjų tai buvo padarytas tikras amfiteatras. Ir kiek mes žinom, kiek pasakoja, tai iš pabėgių. Ir architektūrinė prasme be abejo jisai stipriai pasikeitė, nes tas toks brutalistinis sprendimas man jis kažkodėl primena šiek tiek 9 forto komplekso vėliaus. Tai ir tas metalo ir betono santykis, jisai čia jau visai pasikeitęs. Taip žmonės pasakė, kad jiems primena tas bunkerius. Aš skaitau, kad tos stacijos labai tinka. Aš taip skaitau. O tos stacijos čia yra kieno darytos? Nežinau, žinot, galbūt klebonas. O kada jos atsirado? Irgi nežinau. Mes esam dabar koplyčios ašyje ir labai gražiai lenktos medžio lubos, jos atsiskleidžia, ta erdvė atsiskleidžia. Ir ten, kur mes dabar matom tokį uždangalą neaiškios spalvos gelsvos, tai buvo vitražas Laisvės paukštis. Kada ten buvo langas arba vitražas. Laisvės paukštis. Jo. Ir čia šviesai įeidavo. Tai dar labai trūksta, iš tikrųjų trūksta. To labai trūksta. Sakyčiau, jį reikėtų grąžinti, jeigu įmanoma. Nežinau, kas ten iš vienos pusės. Tai man klebonas klausė, sako, tai kur dabar tas vitražas, kur tas paukštis? Aš sakau, aš nežinau. Aš neturiu supratimo. Čia ne tik Kano, bet sakyčiau, Le Corbusier, tas beton brut, kuomet tu matai klojinio atsispaudusi raštą. Tai yra ta estetika grupi, jinai paliekama kaip architektūrinės kalbos priemonė. Tai va čia irgi matosi išsispaudęs klojinys. Visada yra laikotarpiai. Čia buvo tam tikras laikotarpis. Buvo nusibodęs tas dekoracijos, architektūroje buvo pokario laikas ir tada, reiškia, prasidėjo nauja pažiūra, kad viskas turi būti paprastai ir... O čia yra tikra architektūra, skulptūra? Tikra, taip. O dar priminkit, kodėl bažnyčios neprojektavo pagal Lečio projektą, kodėl kito pradėjo ieškoti projekto? Klausykit, aš nežinau. Labai sunku pasakyti. Žmonės nemėgo ne jokių tokių naujanybių. Jie norėjo kaip nors, ką nors seno, ar ką nors kaip Jonyno išdabinto, aš sakyčiau. Čia buvo tie vartai, kurie dabar yra ant stogo. Kas tuos padarė, nežinau, kas išėmė langus ir skulptūrą, nežinau. Neturiu supratimo. Pasak to meto architektų, Vaclovo Lečio koplyčia paminklas buvo iškastruota. Nukastas amfiteatro molas ir šoninis šlaitas, esą taip lengviau bus nupjauti žolę. Be to nebeliko ir Lietuvos laisvės simbolio dailininko Romualdo Strausko skulptūros Laisvės paukščio. O jos vietoje vietinis klebonas savo rankomis nulipdė rūpintojėlį iš baltos plasmasės. Tai čia turėjo būti, kaip jau kalbėjom iš apačios, tas skaidriai peršviečiama erdvė, vitražas, o šiuo metu rūpintojėlis, kuris yra pagamintas iš plastiko ir, na, sakyčiau, gerokai disonuoja su šitą erdvę. Gaila. Bendrai idėjos gaila, tos liepsnos, daug ko gaila, tos pačios idėjos gaila. O dabar netikėta pažintis su rūpintojėlio autoriumi ir tų laikų liudininku prelatu Jonu Staškevičiumi, buvusiu Lietuvos kankinių šventovės klebonu. Važiuojant, klebonas papasakojo, kaip Kanadoje tuo metu buvo labai mažai inteligentų, nes valstybei reikėjo juodadarbių, kurie kirstų miškus ar dirbtų kasyklose, darbus, kurių patys kanadiečiai nenorėjo. Todėl Kanada įsileisdavo tik jaunus, nesukūrusius šeimų žmones. Dabar žinot, kur važiuoti, ne? Žinom, viską. O, tai labai gerai.
yra mano tėviški, Pavaris. Truputėlį į šiaurę nuo Anykščių. Reiškia, visai netoli kokia, kiek ten 10-15 kilometrų. Tėvo ir visus Taškevičių gimtinė tai yra tenais Anykščiuos. Kas stebina, stebina, kad lietuviai suanglėjo. Nebemoka dažnai lietuviškai kalbėti. Jūsų kalba labai švari, labai graži. Tai mano kartos visi draugai lygiai panašiai kalba. Tik mūsų karta yra labai maža. Iškečia tarp dviejų didelių kartų mūsų mažytė karta. Jo, gerai, sakau. Čia miesto nebuvo, čia sujungė kokius 7 miestelius ir padarė miestą. Ir pavadino Missisagą. Subėgimas upių į vieną vietą. Tai čia indėnų, reiškia, pavadinimas. Aš tikiuosi, kad pataikysiu teisingai, jeigu ne, tai... O gal ir atrakinta yra. O, atrakinta, tai nereikia raginti. Ar daug žmonių buvo parapijoje? O seniau? O, tai daug. Daugumas jau dabar jų yra čia kapinėse. Su prelatu Jonu Staškevičiumi keliaujame į bažnyčią, kurioje jis praleido beveik 50 metų. Tapęs šios šventovės klebonu, rūpinosi ir bažnyčios, ir koplyčios atnaujinimu. Beje, klebonas kažkada ir pats svarstė pasirinkti menininko ar kunigo kelią. Tik tai 2 aukštai yra. Nėra eina. Panašu, kad įrašėme paskutinį prelato interviu. Jis mirė praėjusių metų pabaigoje. Nepudruosit? Nepudruosim. Ne, ačiū Dievui. Anapilis. Anapus pilis. O pilis tai yra miestas. Čia buvo obelynai. Obelis visur. Suvažiuodavo, reiškia, ir iš Hamiltono, ir iš Toronto žmonės, reiškia, čia būdavo, reiškia, tie visi įvairūs minėjimai, vasario 16-osios ar kapos, reiškia, kiti minėjimai. Tai vykdavo šitoj didžiojoje salėje. Buvusio bažnyčios vikaro klausėme, kur dingo kapinių bažnyčios Laisvės paukštis ir vitražas. Vitražai. Jį bandė tenais daryti vitražą, kur dabar Rūpintojėlis yra. Ten, reiškia, bandė tokį... Čia pradėjo žmonės juoktis, kas sako, paukščio užpakalis. Vitražas buvo nedidelis, reiškia, paskui eina vien tik tai metalas. Taip, tai išlenda tokia triuba, apvalė, ir ten, ko gero, tai jau čia mano laikas buvo. Ten nutarėme, reiškia, išimta. Jums nepatiko tas vitražas? Ne, ten ne vitražas, ten praktiškai buvo skulptūra iš metalo ir vitražo tik tai mažas gabaliukas. Bet tai Laisvės paukštis ten buvo? Taip, kad to paukščio nematyti, tik uodega. Ir tada aš pasiūliau savo, kad padaryti nišą ir iš laukų pusės Rūpintojėlį padaryti. Jo, išpasakoti. Kai su ją dirbė, tai reikia labai greit viską daryti, nes tuoj pats sustingsta. Tai čia mano darbas tas Rūpintojėlis. Žmonėm patiko? Aš manau. Nieko nesakė? Jo, man tik tai nieko nesako arba geria. Tai, žinot, reiškia, nes kitaip negali. Laisvės paukščio tai tikrai gaila. Nu, tai, bet Rūpintojėlis daug geresnis dalykas negu Laisvės paukštis. Laisvės paukštis, tai žinai, purpštelė nebėra. O Rūpintojėlis visą laiką yra su mumis.
Ko gero laikas atstatyti tai, kas buvo. Čia svarbus Kanados lietuvių bendruomenės balsas. Ar nebūtų verta sugrąžinti Lietuvos laisvės paminklui pirminį vaizdą? Juo labiau, kad šis projektas buvo pripažintas Kanadoje kaip vienas reikšmingiausių. Ar ne metas išskridusiam laisvės paukščiui sugrįžti? Lietuvoje nežinoma architektų Vaclovo Lečo ar Natalijos Lečas pavardė. Kaip ir tas faktas, kad Natalijos tėtis architektas Algirdas Šalkauskis. Aš turėjau savo gyvenimą. Žinot, Kanadoj, aš to nežinojau, bet Kanadoj į Toronto universitetą priėmė tik tai 10% moterų. Ir kada aš baigiau, tai man niekas darbo nedavė. Nieks. O kelintais metais jūs baigėt? Aš baigiau 60-ais. Aš negalėjau gauti darbo. Vajau čia. Tai aš dirbau pas Eero Saarinen. O Eero Saarinen buvo miręs, bet buvo John Dinkeliu, buvo Cezar Pelli. Ir jūs jų ofise dirbote? Aš dirbau tom ofise, kol Vaclovas ėjo į universitetą. Bet kai jis ėjo į universitetą, tai buvo Louis Kahn gyvas. Tai Filadelfija važiuodavo klasę į Louis Kahn paskaitas, aš kartu važiuodavau. Tai paskui, kaip aš grįžau į Torontą, tai aš gavau jau darbą su Moriama. Algirdas Šalkauskis Lietuvoje iki emigracijos parengė kelias dešimtis miestų ir miestelių planus. Vienas įsimintiniausių Šalkauskio darbų Kaune, Šančiuose, Švenčiausio Jėzaus širdies bažnyčia. 1939-aisiais Niujorko parodai Lietuvių ekspozicijai Šalkauskis sukūrė interjerus, kurie buvo įvertinti sidabro medaliu. O čia mano tėtis važiavo kaip architektas į New York parodą. Ir kada tik Ažubalis nupirko šitą žemę, tai tada mano tėtis darė planą dėl kapinių. Ir pastatė kryžių. Ir tas va čia kryžius yra. Tai jūsų tėtis yra Algirdas Šalkauskas? Taip. Oho. O iš kur jūs žinot? Nu, aš architektūros istorikas. Jo, tai jis pastatė šitą kryžių ir aišku, žmonės tučtuojau pasakė, kad negražus ir nuėmė. Čia mano tėtis. Mano tėvas jauniausias Šalkauskis, o paskui antras jauniausias yra Julijonas. Didelis šposinikas, visada juokų baisiai daug buvo, bet labai draugavo su mano tėvu visada. Bet jūsų tėtis jau tarpukario Lietuvoje pradėjo dirbti? Taip. Dėdė Julijonas su Cocenina, su teta Nina, kurie paskui gyveno Floridoje. O čia, reiškia, visi kartu mūsų šeima. Čia mes su Vaclovu, čia mano tėvelis, mano mama, mano Vaclovo mama ir Vaclovo tėvelis. Tai mano tėvas paišė gražiai, jis mokino, man atrodo, irgi paišybą Kauno universitete dar prieš karą ir jis planavo miestus prieš pat išvažiuojant. Čia mūsų šeima. Čia Vaclovas universitete, bet čia mūsų, kiek čia mūsų tų vaikų, 5, mes turim 6 viso labo, tarp brolio ir manęs. Čia mūsų, o čia mūsų visi 6 vaikai. Čia mano brolio žmona ir 1, 2, 3, 4 vaikai ir mano 2. Tai matot, aš užimta buvau ir dirbau. Brolis 4, o aš 2. Bet matot, tada, tais laikais, kaip aš kad sakau, man nebuvo lengva. Buvau viena iš 28 moterių, kurios baigė Toronto universitetą per 40 metų. Tai čia yra, per tos 28 moteris buvo tokia knyga išleista. Ir aš kada netikėjau, kad mūsų tiek mažai priimdavo į universitetą. Tai sakė jie, nu gerai, tai tu man pasakyk, tai kiek jūsų klasiai buvo mokinių architektūrai? Tai aš sakiau, 66, o kiek jūsų moterų 6, kiek baigė 11, o kiek moterų 1. Taip ir išėjo.
Ir dėl to, man atrodo, buvo mažai moterų, kurios baigė architektūros fakultetą. Lietuvoje buvo pusė moterų daktarų tuo laiku, kada mes išvažiavom. Tai buvo toj senoj bažnytėliai, kur netilpo visi. Tai mes dar galbūt vieni iš tų paskutiniųjų buvom dar tenai, paskui pradėjom po biški keltis, atvažiavo kunigai pranciškonai ir daug kas keitėsi. O šitai mano tėvelio portretas savo jo brolio Stasio Šalkauskio. Architektūra Kanadoje buvo profesija, kurią rinkosi labai mažai moterų. Per 40 metų Toronto universitete studijas baigė vos 28 architektės. Natalija Lečas buvo viena jų. Natalija Lečas ne tik architektė, bet ir visuomenininkė, vadovavo lietuvių Kanados bendruomeniai, dirbo konsulinėje tarnyboje. Vienu laiku mes sudarėm tokį komitetą. Buvo latviai, estai, lietuviai, lenkai ir ukrainiečiai. Ir kad didžiausią bum padaryti, tai mes paėmėm, išsinuomavom salę universitete. Ir pakvietėm profesorių Landsbergį tokiai diskusijai tenai. Ir žinot, buvo baisiai įdomu, man taip tiesiog sujaudino. Tais laikais profesorius Landsbergis nebuvo labai populiarus Lietuvoje, jis ten kažkas tai buvo, žinot, spaudoje pasirodė. Bet kaip jis įėjo į salę, tai latviai ir estai sušoko ant kojų ir tiek plojo, nenustojo ploję. Žinai, taip, jaudinančiai buvo. Atsisveikiname su Natalija Lečas, cituodami jos mintis apie architekto profesiją. Dirbdama architekte aš mėgaujuosi kiekvieną akimirką. Tai gerai, bet blogai yra tai, jog dėl spartietiško požiūrio į darbą nepatyriau dalies gyvenimo. Nepaisant visko, tai geriausia profesija, kurią gali įgyti moteris.